Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Elisha o Elžbieta. Mucho gusto de conoceros. Aš vardu Elžbieta. Sveiki atvykę į mano kanalą. Ir šiandien mes pakalbėsime truputėlį ne visai apie ispanų kalbą. Mes šiandien pakalbėsime su jumis apie mokyklą. Kaip vaikai čia mokosi, kokia yra sistema, kokios galimybės mūsų vaikų yra, nes visgi truputėlį yra skirtumų ir dažnai būna, kai tik atvažiuoji į Ispaniją, dar viskas atrodo kažkokia košė, nesupranti kaip, kur, kodėl, kada, tikrai daug neaiškumų būna, dėl to nusprendžiau, kad reikėtų užrašyti tokią video, o jūs komentaruose rašykite, ar jums yra naudingi tokie video, ar jūs norite, kad aš tokius daryčiau, kad miksuočiau su ispanų kalba, nes tik tokiu būdu aš galėsiu sužinoti, ar verta tai daryti ar ne. O šiandien, manau, tada pradėsime. Taigi, Ispanijoje čia yra 3 tipos de la escuela. Vadinasi, yra 3 variantai, 3 mokyklos, kur vaikai gali mokytis. Ir tai yra publiko, vadinasi mokykla, kur jūs už nieką nemokate, gali būti tik už pietus reikia mokėti, bet būna, kad ir nereikia mokėti už pietus. Čia tikrai atskiros tokios situacijos su kiekviena šeima, taip, bet žinokite, kad jeigu ką, tai tikrai yra galimybė gauti ir nemokamus pietus. Bet šiaip, kad jūs už nieką nemokate, o tik už pietus. Tai vadinasi publiko, viešoji mokykla. Antras variantas yra concertado, colegio concertado. Čia jau yra mokyklos, kurios yra pusiau privačios, pusiau viešosios. Vadinasi, kaip tai vyksta, kaip tai yra. Išėjo taip, kad tokiuose mokyklose visada yra uniforma ir tėvai visada turi nupirkti vaikams uniformą. Taip pat visada tėvai turi nupirkti visas knygas kiekvienais metais, nes, pavyzdžiui, viešojoj mokyklo tai vaikai gauna knygas iš Banco de Libro, tai vadinasi knygų bankas, biblioteka, taip sakant, gauna, o en el concertado jau tėvai turi pirkti visas knygas. Ir kartais tai apsieina apie 200 ir daugiau eurų, tikrai, nes turiu draugų ir tikrai žinau. Vadinasi, taip, concertado jūs mokate uniformą, knygas, pietus, žinoma, pietus jūs mokate. Ir dar kiekvieną mėnesį apie gal 50-100 eurų kažkur, tai varijuoja ta suma, kurią jūs irgi mokate kiekvieną mėnesį. Bet čia tikrai palyginus nedaug su privačiomis mokyklomis, taip prie jų mes pereisime. Taigi, taip, jūs mokate už pietus, uniformą, knygos ir taip pat 50-100 eurų į mėnesį. Ir yra 3 mokykla, kurioje vaikai gali mokyti, ir tai yra jau 100% jau privati mokykla, kur jūs kiekvieną mėnesį mokate kažkur tai nuo 500 eurų ir daugiau. Ir iki 1000 ir daugiau į mėnesį. Jūs turite tai mokėti ir plus turite viską susipirkti. Uniformą, knygos, pietus, žinoma. Vadinasi, jau ten nieko nemokamai vaikas jūsų negaus. Tai yra pačia pradžia, taip, kad jūs žinotumėte, kokios yra mokyklos. Taip, publiko, concertado, privado. Čia mes išsiaiškinome. O dabar važiuojame toliau. Nuo kada vaikai gali eiti į mokyklą? Pradėkime nuo to, kad yra también 3 tipos, tai vadinasi irgi tokie 3 lygiai vaikų mokymasi. Taigi, aš sakyčiau, nulinis lygis, jį pavadinčiam, tai yra infantil. Lietuviškai čia būtų darželis infantil. Ir infantil irgi dar skiriasi į 2 atšakas.
primer ciclo, tai vadinasi educación infantil primer ciclo, tai kai yra nuo 0 metų, gerai, nuo 3 mėnesių, taip, nes čia moteris gali būti dekrete tik 16 savaičių, tai kažkur tai 4 mėnesiai, taip. Ir nuo to laiko moteriai jau reikia grįžti į darbą, taip, ir vaiką kažkur tai reikia palikti. Ir jūs atiduodate vaiką į educación infantil primer ciclo, taip, nuo 3-4 mėnesių ir iki 3 metų. Ir čia yra kaip darželis, guarderia būtų, taip, ir visos guarderijos, vadinasi, visi darželiai nuo 3 mėnesių iki 3 metų čia Ispanijoje yra mokami. Nemokamų tiesiog nėra. Visi yra mokami. Toliau mes turim educación infantil segundo ciclo. Ir tai būtų jau nuo 3 metų iki 6 metų, kur vaikai mokosi. Čia irgi mūsų būtų darželis. Bet ten jau visi vaikai mokosi piešti, lipdyti, mokosi raideles, jau ten 5 metų tai bando rašyti. Čia jau yra taip segundo ciclo nuo 3 iki 6 metų. Ir jau čia yra nemokamai, taip, segundo ciclo jau yra nemokamai, jau vaikas eina nemokamai į infantil nuo 3 iki 6 metų. Bet ką noriu pasakyti, kad šita educación infantil, taip, šita nulinė, taip sakant, jinai nėra būtina. Vadinasi, jeigu jūs turite senelį ir nenorite vaiką vesti nei į darželį, nei po to į educación infantil, tai jūs galite tikrai nevesti, nes čia nėra privaloma, nėra visiškai. Iki 6 metų nėra privalaus ugdymo. Taip, educación infantil. Primer ciclo, segundo ciclo. Ir toliau prasideda jau educación básica, jau bazinis ugdymas. Ir čia jau yra privalomas ugdymas. Taip, kiekvienas vaikas turi eiti į šitą privalomąjį ugdymą. Nuo 6 metų jo vaikai eina į primariją. Primarija tai būtų mūsų pradinė mokykla. Ir pradinė mokykla tęsiasi 6 metus. Vadinasi, nuo 6 iki 12 metų vaikai eina į primariją. Ir čia Ispanijoje sako, primera de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Taip, jie taip sako. Vadinasi, jie eina nuo 1 iki 6 klasės. Antras žingsnis tai yra sekundarija, ir čia lietuviškai būtų jo vidurinė mokykla, ir jinai tęsiasi 4 metus, nuo 12 metų iki 16 metų. Va tame tarpe mūsų vaikai mokosi en la secundaria, arba dar kitaip sako ESO, bet ESO yra sutrumpinimas iš educación secundaria obligatoria. Privalomas vidurinis išsilavinimas. Ir vaikai baigia sekundariją, gauna diplomą. Ir kai jie gauna diplomą, jiems atsiveria 2 keliai. Ką jie toliau nori daryti? Žinoma, vaikai 16 metų dar nelabai įsivaizduoja, ką jie nori veikti, taip kokią profesiją turėti, bet čia yra taip, kad reikia vaikų jau žinoti. Tai vadinasi, baigus sekundariją arba ESO, vidurinė mokykla, vaikas turi 2 kelius. Pirmas kelias yra, jeigu vaikas nori eiti į universitetą. Jisai tam, kad įstoti į universitetą, prieš tai turi mokytis bachillerato. Ir bachillerato čia būtų 11-12 klasė. Bachillerato. Ir jis nuo vidurinės de sekundarija eina į bachillerato. Ir ten mokosi 2 metus. Ir baigęs jau bachillerato, jau gali stoti į universitetą. Čia sustosime su universitetu. Vėliau papasakosi, kaip yra su universitetu dar. Bet aš sakiau, yra ir antras kelias, taip? Vadinasi, antras kelias yra, kad vaikas po vidurinės mokyklos, po sekundariją eina į grado medio. Grado medio
vadinasi, čia būtų profkė, tai profesinė mokykla. Ir ten jau vaikas pasirenka kažkokią tai specialybę, profesiją, taip, ką jis nori mokytis. Ir ten jisai praleidžia 2 metus. Ten mokosi mūsų vaikai. Ir tai gali būti peliukerija, kosinero, elektricista, atsiprašau, aš pradėjau ispaniškai, elektrikas gali būti, grožio srities gali būti, kosmetologija iš dalies truputėlį, taip, mechanikas. Vat visos specialybės vaikas pasirinka ir jas mokosi. Taip, pilnas pavadinimas būtų Formación de Grado Medio. Ir jis ten mokosi 2 metus. Ir ten, žinoma, jis atlieka ir teoriją, ir praktiką. Tai vadinasi, jis turi ir teorišką dalį, taip, visus dalykus, ir praktinę, taip, savo jau profesijos. Toliau, vaikas čia jau gali sustoti. Nu gerai, jau pabaigęs grado medio jau nėra vaikas, jau suaugęs, nes jau dauguma turi 18 metų. Jau suaugęs žmogus, jaunuolis, sakysiu. Dabar jaunuolis, taip, irgi turi 2 kelius. Arba čia sustoti ir viskas, ir ieškotis darbo, taip, tikrai gali tai daryti, jau viskas, baigtas jų mokslas, bet galbūt jis nori gauti dar aukštesnę kvalifikaciją. Taip, lietuviškai čia būtų, aš manau, kažkas panašaus į kolegiją. Kažkas panašaus, taip, nes negali būti 100% atitikmuo. Vadinasi, po grado medio, formación de grado medio, po profkės vaikas gali dar paaukštinti savo kvalifikaciją. Ir jis eina į formación de grado superior. Taip, jau dar didesnis lygis, kuris einam ir mokosi. Ir irgi mokymasis užtrunka 2 metus, irgi dar 2 metai, bet čia jau yra, taip, jo aukštesnė dar pozicija, profesija aukštesnė jau bus. Ir vėl baigus yra 2 keliai. Sustoti ir eiti ieškoti darbo, o galbūt jau nori universitetą ir po grado superior jis gali, jaunuolis, įstoti į universitetą. Jeigu baigęs grado medio, taip norėtų eiti, negali. Jisai turi eiti į grado superior. Ir vat po grado superior jau gali aplikuoti, taip, į universitetą, į universiteto studijas. Ir vaikai įstoja į universitetą. Universitetas. Universitete visi mokosi 4 metus. Tas pats kaip ir Lietuvoje. Taip, ispaniškai čia būtų estudios de grado arba kitaip carrera. Estudios de grado arba carrera. Taip, čia būtų bakalauras lietuviškai. Nepainiokite bakalauro su bachillerato, 2 skirtingi dalykai. Taip, vadinasi, čia yra carrera arba estudios de grado, 4 metai. Baigęs jaunuolis universitetą gali eiti jau dirbti, ieškoti, o galbūt jis dar nori mokytis dar 2 metus ir jisai jau įstos į magistrą. Ir magistras ispaniškai yra estudios de posgrado arba master. Ir vienas ar kitas pavadinimas atitinka. Ir ten mokosi 2 metus. Vėl atsimokinęs 2 metus, baigęs master, jis gali, jaunuolis, eiti dirbti, o gali doktorantūrą studijuoti ir jis gali aplikuoti į doktorantūrą po master, po magistro. Ir doktorantūra ispaniškai būtų estudios de doctorado. Estudios de doctorado. Taip, doktorantūra, doktorado tiesiog. Vat, čia buvo viskas, taip, ta hierarchija, taip sakant, mokymuose, taip, kokie keliai yra mūsų vaikų, kur eiti ir ką mokytis. Dar kartą pasižiūrėkime visą mokymosi sistemą. Ir mes turime edukación infantil, taip, no obligatorio nėra būtina mokytis. Edukación primaria, edukación sekundaria būtina mokytis. Ir tada atsiveria 2 keliai, taip, arba eiti į grado medio, ir pabaigus eiti į darbą, jau dirbti, ieškoti darbo, arba galima dar eiti į ciclo formativo grado superior, paaukštinti savo kvalifikaciją ir tik tada eiti ir dirbti, arba dar eiti
ir į universitetą ir baigus universitetą jau dirbti, toks ilgas kelias. Arba antras kelias, kai po sekundariją vaikai eina į bachillerato 11-12 klasę, baigia ir eina į universitetą ir po jau universiteto eina dirbti. O dabar dar norėčiau pakalbėti apie pažymius. Nes čia irgi su pažymiais yra įdomus toks dalykas. Pavyzdžiui, dabar nuo, man rodos, prieš 2 metus priėmė tokį sprendimą, kad primarija, tai primarija vadinasi pagrindinė mokykla, vaikams nėra jokių pažymių. Pažymiai yra aprašomi, tai vadinasi, pavyzdžiui, matematika ir aprašas, ten ispanų kalba ir aprašas, taip, ir mokytojas viską aprašo, kaip vaikų sekasi, kaip ten skaitimas, supratimas, kalbėjimas, viską jis aprašo. Bet čia gali skirtis kiekviename regione, taip, nes kiekvienas regionas turi savų taisyklių. Aš kol kas čia kalbu apie Valensijos regioną, nes aš čia gyvenu. Ir prieš 2 metus buvo viskas gerai, iš pradžių pažymiai, o po to vieną dieną įvedė, kad ne, mes jokių pažymių atsisakome ir tik mokytojai daro aprašus. Bet mokytojai tyliai taip rašo visgi pažymius, kad visgi galėtų po to kažkaip tai suprasti, taip, koks lygis vieno ar kito mokinio yra. O jau po to, jau viduriniai mokyklai, taip, jau NLŠO, jau ten yra pažymiai. Taip. Ir visi pažymiai taip turi savo pavadinimą. Nuo 0 iki 4 tai yra no apto, vadinasi neišlaikyta. No apto, nuo 0 iki 4 neišlaikyta. 5 taip jau yra išlaikyta, jau yra suficiente. 6 bien, 7, 8 notable ir 9, 10 sobresaliente. Kiekvienas pažymys turi savo pavadinimą. Ką aš norėčiau dar gale pridurti, kad žinotumėte. Taip, žinoma, mano vaikas dar yra 12 metų beveik. Tai vadinasi, dar neatėjo tas bachillerato laikas, 11-12 klasės, bet aš norėčiau pasakyti tai, ką girdžiu į savo draugių pažįstamų. Taip, kad tikrai yra labai sunku mokytis ir kai kurie mokiniai kartoja ir ne vieną kartą kursą. Tikrai šitą dalyką žinokite, kad tikrai čia labai yra sunku ir universitetų išsilavinimas irgi nėra lengvas. Bet jeigu yra noras, vadinasi, viskas yra įmanoma. Taigi, ačiū, kad buvote su manimi, tikiuosi šitas video jums buvo naudingas. Dalinkite su draugais, su pažįstamais, kam irgi yra svarbi šita tema, įdomi šita tema. Ačiū, kad žiūrėjote. Neužmirškite palaikyti mano video, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų su man patinka. Prenumeruokite ir susitiksime jau greitai kitame video. Hasta pronto!